politikams reikėtų imti pavyzdį iš to, kaip krizių metu mūsų verslas sugeba vystytis ir būti netgi pirmaujantis Europoje. Tai linkiu tiesiog visai Lietuvai nepamiršti, kad vienas nuo kito priklausome. Politika nuo verslo ir vienas kitą įkvėpti, palaikyti, bet ir reikalauti vienas iš kito atsakomybės. Tai pirmas dalykas, tai yra naujas, atsinaujinęs formatas ir ta erdvė, kurioje čia visi bendrai galime ir stovėti, ir klausyti, ir šnekučiuotis tuo pat metu. Matau labai gražią atvirą erdvę, kuri yra nauja ir šito erdvėje labai daug įvairių žmonių. Tai man atrodo, kad forumo stiprybė, jog sugeba sujungti verslo atstovus, politikus, akademikus ir tai sukuria labai stiprų pagrindą naujom idėjom gimti. Tas bendrumas tai yra gerai ir dar vienas dalykas, visgi reikia pripažinti, čia yra panašiai vienodos krypties susirinkę žmonės, kur iš tikrųjų tas mąstymas daugmaž panašus. Čia yra daug labai stiprių verslininkų, daug žmonių, kurie turi didelę patirtį. Ta patirtis gali būti naudinga visiems. Labai patinka iš tikrųjų bendruomenė, žmonės. Tik atėjus iš karto sutikau bendraminčius, pažįstamus iš savo verslo pasaulio. Šiaip tai labai sužavėjo programa. Verslo forume jaučiasi ta energija, jaučiasi tas optimizmas, nepaisant to, kad galbūt už lango pas mus yra ir audra, ir lietus, ir visa kita. Tai čia vis tiek duodame pozityvų impulsą judėti toliau į priekį. Kaip profesorius Ragauskas sakė, daug išminties. Klausimas, kaip tą paversti kolektyvinę išmintim ir pastumti mūsų valstybę į šviesią ateitį. Mes kaip kultūros asamblėja vertinam žmonės, kurie bendrai gėrį kelia virš asmeninės naudos. Ir atėję čia tikimės, kad dauguma šitų žmonių yra būtent tokie. Lots of people with curious mind, asking a lot of questions and learning from each other. Verslas, kuris ateina su savo lūkesčiais, problemom ir kurie nori kalbėtis tiek tarpusai, bet kartu ir su valdžios atstovais. Nebijoju, kad diskusijos virsta susitarimais ir sprendimais, kurie prisideda prie šalies ekonomikos augimo. Verslo forumas iš tikrųjų yra daugiabriaunis renginys ir kuriame niekada neateisi turėdamas, pavyzdžiui, kokią nors nežinomą temą, nuostatą, be galimybės ją pakeisti, argumentuotai, teisingai ir iš įvairių pusių. Ir čia yra didelis pliusas.